rekomendacinės lektūros pavyzdžių, tai 11 metais išleista skaitymo vadovėlį. Tačiau prieš pereinant prie pagrindinio analizės objekto, rekomendacinės lektūros, manau, verta trumpai peržvelgti bendrą knygų leidybos situaciją po spaudos atgavimo. Ją yra aptarusi Violeta Černiauskaitė Lietuvių raštijos istorijos studijų leidinyje iš spaudos draudimo istorijos. Ji pastebi, kad 4–14 metais etnografinėje Lietuvoje ir visoje tuometinės Rusijos imperijos teritorijoje legaliai pavyko išleisti ne mažiau kaip 2000 knygų. Tai yra vidutiniškai kasmet buvo išleidžiama po 200 knygų. Ir lietuviškų knygų leidyba šiuo laikotarpiu plėtojosi labai sudėtingomis visuomeninio ir politinio gyvenimo sąlygomis. Revoliucijos laikotarpis įsiterpė į šį dešimtmetį. Ir lietuviškos spaudos atgimimas buvo glaudžiai susijęs su 5-aisiais revoliucijos metais ir po jos sekusiu dar didesniu politiniu ir visuomeniniu judėjimų suvaržymu besitęsusiu iki pat Pirmojo pasaulinio karo. Per pirmąjį atgautosios spaudos dešimtmetį lietuviškų knygų repertuare galutinai įsitvirtino pasaulietinės knygos, nes religinė literatūra tesudarė 20% visų leidinių. Ir nors 20-ojo amžiaus pradžioje religinės ir pasaulietinės literatūros santykis dar buvo visuomeniai opus klausimas, nes naujoji pasaulietinį išsilavinimą įgijusi inteligentų karta pakeitė iki tol buvusią lietuvių literatūros estetinę orientaciją nuo skaitimėlių liaudžiai iki europinės kultūros konteksto kūrinių, taip pat meno ir mokslo literatūros. Taip pat itin išaugo mums šiame pranešime aktualios mokslo populiarinimo literatūros leidyba. Taigi 911 metais lietuviai jau buvo padėję pamatus savai literatūrai ir išvertę nemažai kitakalbių grožinės ir negrožinės literatūros tekstų. Tad suprantama, jog radosi pirmieji rekomendacinės literatūros sąrašai, kuriais buvo mėginama formuoti pradedančius skaitytojus. Galima pažymėti, jog tokio pobūdžio knygų leidyba išgyveno pakilimą ir kaimyninėse šalyse. Pavyzdžiui, Lenkijoje visą XIX amžių nuo 795 iki 918 pasirodė 36 skaitymo gidai ir skaitymo patarimų knygos, kuriamis buvo stengiamasi orientuoti pradedantį skaitytoją. Jie buvo skirti ne vien perteikti galimam vartotojui vakarų klasikos kanono, nors grožinės literatūros sąrašai ir siekia supažindinti skaitytoją su klasikiniais kūriniais, tačiau rekomendacinėje literatūroje dominavo knygos skirtos sukurti anuometinio pasaulio vaizdą ir padėti atsivertusiam šias knygas jose save aptikti. Taigi, vienas tokios lietuviškos rekomendacinės literatūros pavyzdžių, apie kurį čia plačiau pakalbėsiu, yra 911 metais Albino Rimkos, Petro Vyžonio bei Sofijos Čiurlionienės parengtas skaitymo vadovėlis, kuris gali būti laikomas reprezentacinė kultūros plačiaja prasme sistema. Jie atskleidžia, kas buvo integruojama iš kitų žinojimo sistemų, kitakalbių įvairių sričių autorių, ir kaip buvo komunikuojama su pažinimo siekiančia lietuvių skaitytojų auditorija, bei mėginama laipsniškai įvesti, apsišviesti siekiančius į 20-ojo amžiaus pradžios žiniją. Kiek vėliau pamėginsiu nuosekliau apžvelgti šio vadovėlio struktūrą ir atskirus jos skyrius, kurie iškyla kaip skirtingų gyvenimo sferų žemėlapiai. Dar trumpa pastaba prieš pereinant prie analizės objekto. Yra su Viktorijos klausimu susijusi apie rekomendacinės literatūros panoramą. Ir kadangi šis skaitymo vadovėlis nebuvo pirmoji tokio pobūdžio knyga, rekomendacinė lektūra nėra sulaukusi, žinoma, didesnio literatūros tyrėjų dėmesio, tačiau galbūt išsamiausiai apie ją yra rašęs Vladas Žukas 968 metų straipsnyje Lietuvių rekomendacinė bibliografija 917–940 metais. Jis pažymė, kad lietuvių spaudos
rekomendacinė bibliografija atsirado XIX amžiaus pabaigoje, stiprėjant literatūros diferenciacijai pagal politinius bei idėjinius požymius. Ir iš pradžių tai buvo nedideli skaityti rekomenduojamų knygų sąrašai žurnale Varpas ar socialdemokratinėje periodikoje, pavyzdžiui, Lietuvos darbininkė bei kitur. Ir platesnį mastą rekomendacinė bibliografija įgavo būtent revoliucijos metais ir vėlesniais metais. Tuo metu ši bibliografija tapo idėjinių nesutarimų įrankiu. Ji buvo skiriama vienos krypties literatūros propagandai bei gyventojų švietimui. Tokio pobūdžio bibliografijas rutuliojo ir jas panaudojo socialdemokratai, minimi Stasys Matulaitis, Vincas Kapsukas, Mykolas Biržiška, taip pat liberaliosios krypties inteligentai Feliksas Bugailiškis, Albinas Rimka, Sofija Čiurlionienė, Petras Avižonis ir kunigai Šleivys, Purickis bei kiti. Buvo spausdinami metodiniai bibliografiniai leidiniai, lavinimosi programos, rekomenduojamos literatūros sąrašai kalendoriuose, laikraščiuose bei žurnaluose, bibliografinė medžiaga bibliotekoms komplektuoti, poleminiai straipsniai bei brošiūros apie skaitytinas ir neskaitytinas knygas bei panašiai. Tarpukariu rekomendacinė lektūra nebuvo plačiau rutuliojama ir užėmė žymiai menkesnę vietą. Taigi, man atrodo, gana prasminga yra susitelkti būtent ties 20 amžiaus pradžia ir peržvelgti pirmuosius šios rekomendacinės lektūros atvejus. Iš socialdemokratinės rekomendacinės bibliografijos pavyzdžių galima išskirti 907 metais pasirodžiusį Stasio Matulaičio lavinimosi knygynėlį. Jis išėjo su pantrašte pirmybiškųjų knygų lavinimuisi tinkamųjų sąrašas. Ši knygelė mums svarbi tuo, kad joje vardijami skaitiniai iš dalies persidengia su 911 metais Rimkos Avižonio bei Čiurlionienės parengtų skaitimų vadovėliu, kai kur joje pateikiami ir komentarai apie tas pačias knygas. Lavinimosi knygynėlio pratarmėje rašoma. Lietuviškųjų knygų skaičius auga kasdieną, bet tarp daugybės gerų ir naudingų knygų nemažai atsiranda netikusių, iš kurių skaitytojas gali apturėti ne naudą, tik vien blėdį. Autorius įžangos rašo, jog pirkti tokias netikusias knygas neverta, skaityti taip pat. Ir norėdamas padėti susirasti žmonėms tinkamas knygas ir apsaugoti nuo kenksmingų šiukšlių, jis kartu su Šviesos bendrove būtent parengė šį lavinimosi knygynėlį, kuriame pateikiamas geriausių pirmybiškų knygų sąrašas. Aš norėčiau pasiteirauti klausytojų, ar jūs matote mano įjungtą antrą skaidrę? Matom. Gerai. Taip, taigi šio lavinimosi knygynėlio skyriai buvo suskirstyti pagal temas, išskiriami politikos ir visuomenės klausimai, politiškoji ekonomija, darbininkų klausimas, istorija, literatūros istorija, gamtos mokslas, geografija ir kosmografija, beletristika, poezija, dramos, vaikų knygos bei laikraščiai. Kiekvienas skyrius turi įžangą, kurioje pateikiama motyvacija pristatyti vieną ar kitą sritį, bei akcentuojama, jog knygų sąrašai išdėstyti pagal tvarką nuo lengviausių prie sunkesnių ir šios tvarkos skaitytojų patariama laikytis. Apie būtinybę išlaikyti idėjines perskyras liudija laikraščių skyrius, kuriame prie kiekvieno nurodyto laikraščio pridedama ir pastaba apie jo idėjinę kryptį. Pavyzdžiui, siūlomi skaityti laikraščiai, tai buvo Skardas socialdemokratų, Lietuvos ūkininkas demokratų, čia tos pastabos yra pačiame leidinyje, taip pat Amerikoje leidžiama socialdemokratų kova ir amerikietiški taip pat Lietuva bei Vienybė lietuvininkų, prie kurių pažymima, jog abu esantys pirmeivių leidiniai. Tačiau dalinai išlaikyta pusiausvyrą ir tokį objektyvesnį žvilgsnį į lietuvių literatūrą liudija poezijos skyrelis,
kuriame randame Mickevičiaus, Baranausko, Kudirkos knygas bei Maironio pavasario balsus, prie kurių tiesa pridėtas toks komentaras. Būtų labai gera knygutė, gaila tik, kad antrojo knygutės daly patalpintas rašinys, kur išganimas, klaidingai perstatąs mokslą, darbininkų judėjimą ir kitus visuomenės klausimus. Lavinimosi knyginėlio turinys iš jame dominuojančių socialiniams ir politiniams problemams skirtų leidinių priskirtinas kairiųjų veikėjų siūlytai švietimosi programai. Tačiau ši knygelė atliepia ir bendrą švietimosi poreikį, kuris tuo metu buvo labai ryškiai išreikštas lietuvių spaudoje. Dauguma skaitytojų lietuvių kalbos pramokė namuose ir neturintys kitų lavinimosi būdų, spaudoje buvo raginami įprasti atsakymų ieškoti patys ar eiti į klausimų bei atsakymų instanciją, tokią kaip biblioteka, bei susidurti su skirtingais atsakymų į savo klausimus variantais. Apie tokių leidinių kaip skaitymo vadovėlis poreikį liudijo 1909 metais Lietuvos žiniose pasirodęs Kazimiero Ralio pasirašytas slapyvardžiu Vargovaikis straipsnis, aprašantis žinojimo siekiančiųjų savamokslių problemas. Jame, lyginant spaudos draudimo metus su dabartimi, teigiama, jog anų laikų patirtį išreiškusios Petro Rimšos skulptūros objektą prie verpimo ratelio vaiką lietuvių kalbos mokančią motiną šiuo metu galėtų pakeisti sunkumų kamuojamas, pats lavintis, mėginantis savamokslus. Ir kreipiniu į inteligentiją prašoma imtis rašyti tokiems savamoksliams skirtą vadovėlį, kuris suprantamas kaip perskaitytinų knygų sąrašas. Teksto pabaigoje redakcija pridėjo komentarą patikinantį, kad toks knygų sąrašas jau yra sudarinėjamas. Taigi čia veikiausiai ir buvo kalbama apie 911 metais išleistą Rimkos, Čiurlionienės ir Avižonio parengtą skaitymo vadovėlį. Tai buvo su įvairiomis disciplinomis laipsniškai pradedantį skaitytoją pažindinantis lietuvių kalba rašytų ir verstinių knygų sąrašas. Galima sutikti su šiek tiek taip pat apie šį vadovėlį rašiusiu Vladu Žuku, jog tai buvo vienas reikšmingiausių ir metodinių atžvilgių įdomiausių, jo žodžiais tariant, liberalinės buržuazinės krypties leidinių. 11 metų leidimą sudarė 3 dalys: Albino Rimkos skaitymo vadovėlis, Sofijos Čiurlionienės dainos poezija ir Petro Avižonio lietuviškos higienos knygos. Rengiant skaitymo vadovėlio gamtos mokslų skyrių dalyvavo Petras Vitkauskas, prie visuomenės mokslų skyriaus prisidėjo Ernestas Galvanauskas ir Pranas Bugailiškis, o istorijos srities knygas parinko Stasys Matulaitis. Kad ši knygelė sulaukė skaitytojų dėmesio, galima spręsti iš to, jog netrukus imta rengti ir antroji platesnė vadovėlio laida, kuri spaudai parengta 914 metais, tačiau leidybos trukdė Pirmasis pasaulinis karas. Antrasis leidimas pasirodė 920 metais Lietuvos krašto apsaugos ministerijos iniciatyva. Galbūt todėl buvo pridurtas ir papildomas vien kariškiams skirtas skyrius pavadinimu Kariškio knyginėlis. Pirmajame skaitymo vadovėlio leidime knygelės misija suformuoluota taip. Dabartiniam kaimo jaunimui, kuris ieško apsišvietimo ir švietimo kelių, būtinai reikalinga įgyti kaip galint rimtesnės ir visapusiškos žinios apie įvairias mokslo šakas. Bet be patarimų, be tam tikrų vadovėlių čia negalima apsieiti, nes ant vietų gerų patarėjų nėra, o knygynų išleidžiamuose kataloguose nieko tikro nerasi. Todėl, kad kaimiečiams, ypač jaunimui, nereikėtų mėtyti be reikalo pinigų ir gaišinti dovanai brangaus laiko, kad jisai galėtų be didelio vargo ir peršokimų pastoti iš visų pusių kiek galint daugiau prasilavinusių, pasiryžau sustatyti šį skaitymo vadovėlį. Čia matyti Albino Rimkos įžanga. Taigi matyti, jog šis skaitymo gidas yra skiriamas pirmiausia kaimo skaitytojų auditorijai, tai yra į kaimo jaunimą nukreipta švietimosi programa. Ją siekiama perteikti laipsniškai, rekomenduojant skaityti knygas panašiai kaip ir Matulaičio lavinimosi knyginėlėje. Rekomenduojama skaityti knygas
pereinant nuo lengviausiai suprantamų prie sunkesnių. Pirmame skyriuje registruojami leidiniai suteiksiantys skaitytojų pradinės žinias, antrojo skyriaus knygos skirtos vadinamajam vidutiniam skaitytojui, o trečiajame išvardytos Rimšo žodžiais tariant pačios aukštosios. Paties pirmojo vadovėlio skyriaus knygas rekomenduojama įsigyti jaunimo rateliams, besirengiantiems įsteigti savo knygynėlį, nes jomis lengvai pratinti žmogų prie tolimesnio skaitymo ir lavinimus. Pažymėtina, kad autorius žada dėti knygas iš įvairių priešingų srovių, kad skaitytojas galėtų susipažinti su įvairiomis nuomonėmis ir įžvalgomis. Šitai vėliau jau mano minėtas skaitymo vadovėlį nagrinėjęs Vladas Žukas kritikuoja, nes jo manymu tai liudijo apie liberaliosios srovės atstovų iliuziją, jog įmanoma skaitytojui pateikti daugiapusį ir objektyvų pasaulio vaizdą. Jo žodžiais tariant, autoriaus pastangos surasti tokių leidinių buvo bergždžios, nes bešališkos, be vienokio ar kitokio pažiūrų, teiginių ar faktų interpretavimo, ypač visuomeninės politinės literatūros, niekad nebūna. Visgi skaitymo vadovėlio sudarytojų deklaracija reprezentuoti įvairiausias idėjinės sroves atrodo kiek netitinkanti vadovėlio struktūros. Pirmosiuose skaitytoje į jų siūlomą pasaulio sampratą įvedančiuose skyriuose dominuoja daugiausia socialdemokratinės krypties leidiniai, būtent jais remiamasi pristatant visuomenės mokslus. Katalikiškos krypties leidiniai sužymėti paskutinėme 5 skyriuje. Jie atrodo, jų yra tiek ir jie išdėstyti šitaip. Ir kiek atsainiai šiame skyriuje dar pridėta pastaba, jei kas norėtų susipažinti su mūsų klerikalų skelbiamomis nuomonėmis ir taip toliau, gali skaityti šias knygas. Pagrindinių skyrių dominantė yra socialiniams, istorijos ir gamtos mokslų klausimams skirtos knygos. Apie jų svarbą, tarpusavio priklausomybę ir būtinybę skaitytojų jas derinti išsakyta tokia mintis. Toks savotiškas prašymas. Susimildami, neužsiganėdinkit vienos mokslo šakos, gamtos ir visuomenės knygomis, bet stenkitės abejas perskaityti, nes tos dvi svarbiausios mokslo šakos tik papildo viena kitą. O apie gamtos ir visuomenės mokslus, tiek kiek yra paduotose knygose, būtinai turi žinoti kiekvienas žmogus, jeigu tikrai nori būti visuomeniai naudingas. Taigi, toliau, kaip ir laikydamasi šito Albino Rimkos nubrėžtos skaitymo krypties, aš ir peržvelgsiu minėtų 2 skyrių leidinius. Ir šis vadovėlio rengėjų patarimas ir atspindi jų nuostatą, kokie leidiniai ir kokia tvarka išdėstyti leidiniai jų manymu buvo svarbiausi. Iš pradžių aptarsiu visuomenės mokslams priskirtinas knygas, nes po revoliuciniais metais lietuviams svarstymai, pagal kokius principus veikia sociumas, kaip jis turėtų veikti ir ką jame reikėtų keisti, buvo ypač aktualūs. Taip, čia yra ganėtinai ilgas šių socialiniams klausimams skirtų knygų sąrašas, kaip matote. Ir toliau pamėginsiu tiesiog pateikti pjūvį šių knygų. Dalis šių knygų yra neabejotinai nukreiptos į socialinio veiksmo žadinimą. Kitų paskirtis pristatyti tokius kaimo lietuviams galbūt menkai pažįstamus dalykus kaip politinė partija ar konstitucija. Kai kuriuose su skaitytoju komunikuojama itin paprastai, naivių klausimų ir atsakymų principų. Pavyzdžiui, Lenkų autoriaus Šimono Dikšteino, kuris čia pirmasis paminėtas, knygoje Kas iš ko gyvena, vyksta dialogas tarp aiškintojo ir nežiniuko. Tas dialogas atrodo taip. Kiekvienas žmogus sako, gyvena iš savo darbo. Ar tai teisybė? Bet ar taip iš tikro? Ar kiekvienas žmogus tikrai gyvena iš savo darbo? Rasit nusistebėsite labai, kai aš pasakysiu, jog ne taip yra ant svieto. Visi žmonės gyvena ne savo darbo, bet svetimo, darbo kitų žmonių. Žmogus, kur savo darbą parduoda,
Negali būti liuosas, nes gauna savo poną. Ne tai yra svarbu, pasakysite jūs man, kas vergas, o kas liuosas. Bet ar tiesa, kad dirbdamas gali susikrauti turtus? Ir vėl pasakysiu, nesiskubinkite, prieisime ir prie to, tik reikia visą kaip reikiant išaiškinti. Knyga baigiama išvada, jog ištaisyti socialinę nelygybę te galima atėmus žemę ir fabrikus iš jų savininkų. Tačiau nuo siūlymų, kaip tai padaryti, Dikšteinas atsiriboja, te pridurdamas, tai jau jūsų dalykas. Apie tai turite patys pagalvoti. Nuo šito klausimo išrišimo pareis jūsų pačių laimė, o apie savo laimę reikia mokėti patiems rūpintis. Galima pridurti, jog Dikšteino knygelė buvo įtraukta ir į Stasio Matulaičio lavinimosi knygynėlį. Ten prie įrašo pridėta pastaba, jog knygoje Kas iš ko gyvena aprašyta, kaip fabrikantai, dvarininkai ir kiti lobininkai krauna savo turtus iš svetimo darbo. Kitas visuomenės mokslams priskirtinas iš lenkų kalbos Juozo Pleirio verstas leidinys, kokia mums reikalinga tvarka, buvo porevoliuciniai visuomeniai skirtas skaitinys, kuriame kalbama apie tai, kaip kitų šalių pavyzdžių, Anglijos bei Prancūzijos, reikia išsireikalauti pamatinių teisių ir laisvių. Asmens, sąžinės, žodžio, spaudos, sąjungų, susirinkimų, streikų, lygaus visiems atviro teismo ir valdymo per išrinktuosius atstovus. Visos šios laisvės skaitytojų atskirai paaiškinamos, kadangi anot autoriaus, nors pastaraisiais metais dažnai girdėti, šie žodžiai nebus visiems suprantami. Šią knygą 15 metais, taigi jau praėjus 10-mečiui po revoliucijos, teismai nurodė konfiskuoti kaip kurstančią žmonės prieš dabartinę tvarką. Tačiau daug labiau tiesioginių kurstymų prieš valdžią galima būtų pavadinti tokias knygeles kaip Iš revoliucinio judėjimo Maskolijoje, kuri taip pat yra šiame sąraše, kurios autorius, kitaip nei patiems skaitytojams savo likimą spręsti palikęs Dikšteinas, padaro išvadą, jog toks viešpatystės valdymo būdas, koks dabar yra Maskolijoje, yra labai naudingas carui ir jo pagalbininkams. Įvesti Maskolijoje konstituciją taikiu būdu nėra galima, nes visi tie reikalavimai yra priešingi dabartiniams Maskolijos įstatymams. Taigi konstitucija gali būti įvesta tik nustūmus nuo valdžios carą ir valdininkus ir išardžius dabar esančios tvarkos pamatus. Kitaip sakant, konstitucija gali būti įvesta tik per kovą, pervartą arba revoliuciją. Apie sociumo santvarkos ir pačios valstybės, kokia ji yra dabar išnykimą, kalbama ir Alksnio parašytoje knygelėje, kaip atsirado valdžia ir valstybė. Čia valstybė matoma kaip skirtingų klasių įtakos dėl konkurencijos jai objektas, atsiradęs drauge su nelygybės įsitvirtinimu ir skirtas šiai nelygybei palaikyti. Autoriaus įsitikinimu nelygybė gali išnykti, kai išnyks klasės. Dėl to klasėms išnykus nebebus reikalinga valstybė, žinoma tokia, kokia ji yra dabar. Kitas socialdemokratinei literatūrai priskirtinas leidinys būtų Darbininkai ir visuomenė. Jame pažymima, kad dar neseniai Lietuvoje žodis partija buvo beveik visai nežinomas ir tik revoliucijos metai išjudino visuomenę ir supažindino ją su įvairiais politikos ir kultūros reikalavimais bei subrandino pačias Lietuvos partijas. Autorių tvirtinimu, žmonių vienybė yra tikslas klasių kovos. Ir į šį tikslą veda socialdemokratija. Atstovaudama darbininkų klasės reikalus, jį atstovauja ir kilniausius bendruosius žmonijos reikalus. Šiam leidiniui antrino ir knyga Darbininkų judėjimas, kuriame darbininkų klasės misija formuluojama itin idealistiškai. Jiems istorijos yra lemta įkūnyti šiame pasaulyje liuosybę, lygybę ir brolybę, o pirmiausių pamatų į šį tikslą turėtų būti politinės laisvės ir pilnateisio žmonių atstovavimo siekis. Gana neutralios krypties ir pažintinio pobūdžio knygelės yra Chišniakovo politikos mokslo pradžia, išleista su pantrašte pasiteiruojamoji knygelė. Ji taip pat komponuojama klausimų ir atsakymų forma, tačiau nuo anksčiau minėtosios Dikšteino knygelės skiriasi gana objektyvių temų pristatymų ir apeliacija į galimą skaitytojų kompetenciją. Svarbesni joje atsakomi klausimai. Kas yra respublika? Kas yra rinkimų teisė? Kokie būna rinkimų teisės suvaržymai moteriams nemokantiems rašyti, neturtingiesiems ir kodėl šie suvaržymai yra neteisingi? Kuo svarbus tiesioginiai rinkimai?
kas yra asmens neliečiamybė, žodžio, susirinkimų, sąžinės, sąjungų ir spaudos laisvė, kas yra cenzūra, kas yra konstitucinė valstybė, autokratija, plutokratija ir demokratija, kas yra federacinė valstybė, referendumas bei steigiamasis susirinkimas. Pavyzdžiui, galima paimti rinkimų teisės moteriams suteikimo klausimą, kuris argumentuojamas taip. Kodėl negalima yra išteisinti rinkimų teisės atėmimo nuo moterų? Ir štai yra autoriaus argumentai. Jo manymu, moteris parodė esą gabios įvairiose srityse. Taip pat jos puikiai atstovauja savivaldos institucijose, kiek specifinis argumentas yra tas, jog rinkimų teisę verta suteikti moteriams, nes daugelis moterų neturi šeimos, todėl jos turės laisvo laiko dalyvauti politinėme gyvenime. Kaip ir ši, taip ir kelios kitos knygos skaitytojų vaizduotė siekia praplėsti galimais atstovaujamosios demokratijos privalumais. Verstinėje Ivanovo knygelėje "Kas tai yra politiška partija" pasakojama, kaip carinėje Rusijoje susikūrė politinės partijos ir skaitytojų siekiama įtikinti, jog itin svarbu išmanyti skirtingų partijų programas. Tokio pažinimo tikslas - susiprasti ir perprasti konstitucinį valdymą. Nors perspėjama, kad bet kuri politinė partija savo tikslo pasiekia nelengvai ir ne iš karto, tačiau autoriaus manymu šiuo metu toks valdymas yra geriausias. Ir ilgainiui, kai atsigaus fabrikų ir žemės ūkio našumas, kai išsiplėtos žmonių protas ir atsiras didesnis susipratimas, tada žmonės galės kaip reikiant jo žodžiais susitvarkyti gyvenimą. Atsiprašau. Panašaus pobūdžio buvo ir Povilo Višinskio iš rusų kalbos verstas leidinys apie žmonių atstovus, kam jie renkami ir kaip jie yra renkami. Čia lyginamos rinkimų sistemos skirtingose šalyse ir pasisakoma už visuotinius, tiesioginius, slaptus bei lygius rinkimus. Rinkimų teisė suprantama kaip bet kokių permainų valstybėje ištaka, tad apie ją atsiliepiama itin idealistiškai ir pozityviai. Kasgi galima pasakyti apie žmonių atstovybę apskritai ir ypač apie jos pamatinę pradžią rinkimo tiesas? Į tiek daug geradarybių suteikia valstybei, kad sunku yra ir apipasakoti. Ir dar Višinskis pabrėžia, jog rinkimų teisė nuramina žmonės, nes suteikia jiems orumo ir dalyvavimas politinėme gyvenime juos veikia teigiamai. Iš šių tiek socialdemokratinės, tiek labiau pažintinio pobūdžio knygų išsiskiria Nusikaltimo ir bausmės sociologija, trumpai aptariantis leidinys pavadinimu "Iš kur atsiranda nusidėjėliai". Nusidėjimu, reikia patikslinti, čia laikomas įstatymų pažeidimas. Taigi nusidėjėliai skirstomi į nusidėjėlius iš netyčių, kurie nusideda iš vargo, nusidėjėlius iš papratimo ir nusidėjėlius iš prigimimo. Daugumos jų nusikaltimų priežastimi laikoma dabartinė visuomenės tvarka. Kalėjimai vadinami nereikalingais ir kenkiančiais, o nusikaltusius asmenis siūloma pataisyti arba atidirbant padarytą žalą nuskriaustajam, arba sunkesniais atvejais jiems darbuojantis tam tikslui sodžiuose įrengtose viensėdijose. Autorius įsitikinimu sveikas oras pataisys šiuos nusidėjėlius daug labiau negu troškūs kalėjimai. Taigi, apibendrinant šią visuomenėms mokslams skirtų leidinių dalį, galima pasakyti, jog ryškiausias juose yra reformacijos polinkis, siekis perdaryti tiek principus, pagal kuriuos funkcionuoja politinė sistema bei sociumas apskritai, tiek bandymas koreguoti požiūrį į atskiras visuomenės grupės. Kita skaitimo vadovėlio sudarytojų registruojama knygų grupė, kurias rekomenduojama pažinti kartu su visuomenės mokslais, kaip jau minėjau, buvo gamtos mokslai. Šios knygos taip pat gali būti skirstytinos į daugmaž neutrales ir pažintines, bei tokias, kuriuose labiau juntama autoriaus siekiama daryti įtaką skaitytojui.
Zoologijos, botanikos ir geologijos mokslų pradmenimis laikytina Petro Vileišio iš lenkų kalbos versta knygelė Naudingi skaitymai, daugiausia iš prigimties mokslo. Tai didaktinės linksmos pasakaitės, kuriuose populiariai perteikiamos šių sričių žinios. Pasakojama apie gyvūnus, paukščius, roplius, pristatomi egzotinių kraštų gyvūnai, dramblys ir kupranugaris, vietomis įsiterpia ir skaitymo reklama. Pavyzdžiui, tą povilą, kur savo vaikams apie šikšnosparnį apsakinėjo, sodiečiai mokintų vadino. Teisybė, jis nebuvo didžiai mokintų, bet mokėjo gerai skaityti, rašyti ir rokuoti, knygų pas save visuomet daug turėjo, ir tai teisybė, jog daug daugiau naudingų daiktų žinojo, negu jo kaimynai, nemokantieji skaityti. Nesudėtingai kitos srities geografijos žinias perteikė Mečiaus iš rusų kalbos verstas trumpas žemės aprašymas, pirmieji geografijos uždaviniai su apsakymėliais ir kitais pasiskaitymais. Knygos įvade teigiama, jog tai visų pirma mokytojams skirtas leidinys, vadovėlis. Nors jis ir verstas iš rusų kalbos, vertėjas pripažįsta, kad teko nemažai ką nuo savęs pridėti ar perdirbti. Knygoje pasakojama apie vandenynus, Europos jūras, pusiasalius, kalnus, kalvas ir lygumas, Lietuvos upes, Nemuno ir jos intakus, kelis Lietuvos miestus. Turinys perteikiamas žaismingai, nes yra orientuotas į būsimus mokinius. Taigi, pavyzdžiui, pasakojama apie 4 pasaulio šalis ir kompasą, lydi istorija apie Marytę pasiklydusią miške, tačiau turėjusią kompasą ir taip juos vėl suradusią. Tačiau protarpiais galima aptikti ir su geografija tiesiogiai nesusijusi vertėjo įterptą komentarą. Tokį kaip apskritai imant mums labai trūksta apšvietimo, mokyklų gerų, mokyklų mažai, turime labai mažą. Yra daugybė žmonių, kurie visiškai nemoka rašyti, žmonių, kurie nemoka neskaityti. Didžiausias mūsų vargintojas yra mūsų tamsybė. Itin ryškiai komunikacija su galimais skaitytojais atsiskleidžia populiariosios astronomijos srities knygelėje Sodiečių dangus. Tai kunigo Geručio pagal verstinis leidinys, kuriame pateikti tradiciniai astronomijos dėsniai, jog Žemė yra apvali, sukasi apie savo ašį ir apie Saulę, pasakojama apie skirtingą paros metą, apie metų laikus, planetas, kometas, Saulės ir Mėnulio užtemimus, net ir apie galimą pasaulio pabaigą, bei visus šios dalykus stengiamasi iliustruoti pavyzdžiais. Pristatomas teleskopas, lietuviškai toliažiūris, vertėjas taip išvertė. Visą šią informaciją rėmina nuolatiniai kreipiniai į skaitytoją, kuriam astronomijos mokslą žadama išaiškinti taip, kad net sodžiaus bobutė suprastų. O perskaitę šią knygą asmuo neabejotinai tapsiąs žvaigždžiažiniu ir sodžiaus astronomu. Globėjiška autoriaus nuostata kelissyk išnyra į savo adresatą kreipiantį žodžiais meilutis skaitytojui. Iš pradžių klausiama: Meilutis skaitytojau, tu būsi vaikščiojęs ore, arba būsi važiavęs keliais žiemos giedroje naktyje, ar tu patėmėjai, kas ten kabojo ant tavo galvos? O knygos mintį, kad astronomija privedanti žmogų prie Dievo, pakartoja leidinio užbaigą. Vėlgi, meilutis skaitytojau, pabaigęs skaityti bet kokią knygą, tu ją uždarai ir galvoji pats, kas ten buvo rašoma. Tačiau perskaitęs šitą nustepsi visas, pasinersi pasaulio begalinėje, kur nėra nei viršaus, nei apačios, nei krašto, nei dugno. Panėšėsi į skruzdę ant bažnyčios stogo, į smulkutį vabalėlį ežero viduje. Ir Žvaigždėtas dangus yra geriausia maldos knyga ir geriausių apdūmojimai Dievo galybės ir pažinimas savo vertės. Rasi tau regėjosi iki šiol, kad tu esi garbės vainikas ir kad nieko nebėra už tave nei aukštesnio, nei garsingesnio, nei įstabesnio. Pažvelk į pasaulio erdvę ir pasimatysi besąs smilties grūdelis, o Sodiečių dangus prives tave prie tikrojo dangaus, kame nuoširdžiai tau linkiu apsigyventi pabaigus žemišką kelionę. Be šių populiariai įvairių sričių mokslo dėsnius perteikiančių knygelių skaitymo vadovėlyje pristatyti ir keli sudėtingesnio turinio bei didesnio skaitytojų pasirengimo reikalaujantis leidiniai. Vienas tokių buvo Petro Vileišio vadovėlis, populiariškas rankvedys fizikos. Tai buvo anuometinėmis sąlygomis iš tikrųjų gražiai išleista,
gausiai iliustruota, didoka, 100 puslapio apimties knyga ir ilgą laiką bene vienintelė, kurioje paprastai ir suprantamai paaiškinta daugelis fizikinių reiškinių. Tik jai pasirodžius vadovėlis sulaukė teigiamų atsiliepimų vienybėje lietuvininkų, tėvynėje bei garse Amerikos lietuvių. Leidiniui išėjus laikraštyje Vienybė lietuvininkų pasidžiaugta šio vadovėlio pasirodymu, trumpai aptarta jo sandara ir pateiktas toks komentaras. Skaitytojas iš šios knygos patirs paprastus apsireiškimus pajėgos, kuri randasi kiekviename daikte. Knyga yra labai naudinga ir linkėtina, kad kiekvienas ją perskaitytų, norėdamas pažinti pajėgą užsilaikančią visuose daiktuose. Istorinius gamtos procesus pristatė taip pat gausiai iliustruota knyga Žemės istorija. Joje chronologiškai peržvelgiami Žemės amžiai, o autoriaus įdėtoje prakalboje matyti intenciją atskleisti Žemės, gyvūnijos ir augalijos evoliuciją nuo seniausių iki dabartinių laikų. Lietuva šiame kontekste paminima, kalbant apie ledynmečio laikotarpį, akcentuojant skaitytojui, kad akmenys, kurie dabar aptinkami Lietuvos laukuose, yra liekanos ledyno, kuris anuomet slinko iš Suomijos ir Norvegijos pakraščių. Apskritai kalbant, skaitymo vadovėlyje gamtos mokslus atstovaujančios knygelės orientuoja skaitytojo žvilgsnį į gamtinius reiškinius dvejopai. Viena vertus, dalis informacijos pateikiama kaip neginčytini dėsniai, tokie kaip fizikos ar evoliucijos, neišvengiamai veikiantis visų gyvenimą. Kita vertus, kai kurie leidiniai užima itin antropocentrinę poziciją, kur skaitytojas matomas kaip gamtos užvaldytojas, dominuojantis tarp gyvųjų pasaulio reiškinių. Tokios nuostatos pavyzdžiai būtų Jono Biliūno parengta knygelė Apsireiškimai žemės gyvenimo bei Juozo Adomaičio Šerno adaptuota Iš kur atsirado mūsų naminiai gyvuliai ir auginami augmenys. Jose skaitytojas raginamas perimti modernaus, savo valiai skirtingas gamtos sferas, pajungiančio ir jas savai pertvarkančio veikėjo vaidmenį. Biliūno subjektas matomas kaip gamtoje dominuojantis, tačiau dar iš vidinių mąstymo suvaržymų ne visiškai išsivadavęs. Visgi autoriaus įsitikinimu žmogus palengvo liuosuojasi iš po tos įtikmės, kuri gamta jam padarė per 1000 metų jo vargingo gyvenimo. Tuo tarpu Adomaičio Šerno leidinys, Iš kur atsirado mūsų naminiai gyvuliai ir auginami augmenys, pozicionuoja skaitytoją kaip skirtingo pobūdžio gamtinių išteklių teisėtą vartotoją. Pagrindinė knygos mintis suformuoluota teiginiu, jog žmogus turi teisę girtis tuom, ką sutvėrė savo darbu ir protų kantrybę. Žmogus turi teisę gėrėtis savo nuveiktomis gamtos pergalėmis. Kiek kitokį santykį su kasdienės aplinkos gamtinė sfera siūlo Jono Jablonskio iniciatyva parengtas ir Panevėžio mokinių atliktas Bogdanovo knygos Visuomenės įnamiai vertimas, turintis paantraštę raštelį apie tuos gyvulius, kurie esti šalia žmogaus. Knygos įžangoje Jablonskis pripažįsta, kad pateikiami vertimai nevienodo lygio, bet to jie atlikti ne pažodžiui, o laisvai, kad skaitytojas jaustųsi esąs namie, turėdamas prieš akis savo raštijos ir savo žmonių darbą. Šis leidinys neprojektuoja visogalio gamtos reiškinius pagal savo užgaidas reguliuojančio subjekto, jame labai prieinama forma ir su daugeliu iliustracijų skaitytojų tarsi iš naujo pristatomi gyvūnai, su kuriais dažniausiai susiduriama jo kasdienybėje. Šie žodžių įnamiai apibūdinti gyvūnai ir paukščiai suskirstyti pagal jų daromą teigiamą arba neigiamą poveikį žmogui. Pavyzdžiui, vadinami kiemo ir laukų svečiai, šarka, varna, kovas, kuosas, zylė, sniegena, genys, dagilėlis, kiemo ir laukų vagės, suopiai, vanagai, pelėda, apuokas. Iš kitų dažniausiai pasitaikančių smulkiųjų gyvų aprašyti pelė, žiurkė, šikšnosparnė, žaltys, rupūžė, musė, blusa, blakė, utėlė, tarakonas, kandis bei voras. Atsiprašau. Knygos paskirtis buvo išaiškinti skaitytojui, kuo kenkėjai skiriasi nuo naudingų padarų, tad savo misiją autorius išsako taip. Mano darbas buvo išaiškinti, iš kur randas pas mus dykaduomenį veltėdžių, jūsų darbas apsiginti nuo jų. Taigi, anot įvado autoriaus, suskiršius gyvą gamtą į kenkėjus bei naudingus padarus, būtent
pagal tokius principus reikia su jais elgtis, vienus globoti, o nuo kitų saugotis. Šis leidinys buvo skirtas vadinamajam paprastam skaitytojui, kuris tiesiog buvo raginamas į savo aplinką pažvelgti iš naujo ir galbūt šiek tiek permastyti turimus išankstinius įsitikinimus. Tačiau jis nebuvo jokių būdų akademinis ir akademiškesnė forma skaitytojų apie menkiau pažįstamus gyvuosius organizmus, būtent bakterijas, buvo pasakojama Juozo Adomaičio Šerno adaptuotoje knygoje pavadinimu Nematomi priešai ir draugai žmonių. Jau iš pavadinimo matyti, jog nepriklausomai nuo daug sudėtingesnio turinio, gamtos organizmai, kaip ir anksčiau minėtoje Jablonskio parengtoje knygelėje, skirstomi pagal jų atnešamą naudą arba daromą žalą. Tarp aprašomų paprastai akimi nematomų bakterijų ir su jomis susidurančio žmogaus steigiamas beveik intersubjektinis santykis, pažymint, jog žmoguje esama naudingų bakterijų, kurios jam atsilyginančios už priglaudimą. Kaip minėjome, skaitymo vadovėlio sudarytojai rekomendavo drauge skaityti visuomenės ir gamtos mokslų srities knygas. Nekeista, jog kai kuriais atvejais tarp šių sričių mezgasi beveik tiesioginis dialogas. Kokiu būdu anuometinėme erdvėlaikyje sklandančios idėjos prasiskverbia į atrodytų išimtinai gamtos mokslų temai skirtus leidinius matyti iš poros vadovėlėje pristatytų knygų. Štai kita Juozo Adomaičio Šerno adaptuota knyga Biologija arba mokslas apie gyvus daiktus labai išsamei pristato biologijos mokslų panoramą, tačiau visiškai netikėtoje vietoje skyrelė apie gyvūnus ir augalus, kurie minta kitais, kirmėlės, sliekus, vėžius bei įvairias bakterijas ir pelėsius, išnyra analogija su socialinė tvarka siūlantis komentaras. Iš dalies parazitišką gyvenimą aptinkame tarp daugelio visokių grupių gyvūnų, lygiai kaip stovinčių ant žemesnio, kaip ir ant aukštesnio laipsnio, net ir tarp pačių žmonių. Kuogi yra tinginiaujantieji didžturčiai, nieko nedirbanti didesnė dalis aristokratijos ir kitokių luomų. Ir dar prie skaitytojo artimiausios aplinkos priartina šio komentaro pabaiga, kad tai matome aiškiausiai Maskolijoje, kur tai reikia maitinti pulkus urėdininkų, popų kareivių, nieko nedirbančių aristokratų ir kitokių dykaduonių, kurie nenauda, bet tankiai blėdį atgabena juos maitinantiems. Šį intarpą atliepia ir kita Stasio Matulaičio parengta knygelė pavadinimu Kaip sutaisytas žmogaus kūnas. Jos pagrindiniu uždaviniu autorius laiko būtinybę padaryti įtaką skaitytojų protams ir suteikti jiems dvasinę naudą, nes tik pažinę savo kūno sandarą žmogus gali suvokti ir gamtos tobulumą. Knyga pristatoma kaip pirmoji pakopa, kuria skaitytojas galės imti kilti į šviesos ir išminties rūmą. Leidinėje netrūksta iliustracijų ir paaiškinimų apie papatinę žmogaus organizmo funkcijas bei pasiūlymų įvairių ligų atvejais vadovautis mokslo, o ne paplitusiomis vietinėmis gydymo priemonėmis. Visgi toks iš pirmo žvilgsnio neutralus skyrelis pavadinimu apie mitybą kreipia skaitytojo žvilgsnį į socialinės perskyras bei egzistuojančias nuoskaudas. Tad socialinių bei gamtos mokslų suartinimo siekis skaitymo vadovėlyje susidaro vaizdas yra visiškai pagristas, mat šios pasaulietinio švietimo sritys matomos kaip funkcionuojančios drauge ir komunikuojančios tarpusavyje. Tad siekia pristatyti skaitytojui skirtingas visuomenės santvarkos formas, pirmenybę teikiant konstituciniam valdymui, atstovavimui demokratijai bei socialiniams permainomis, papildo ir mėginimas keisti, sumokslinti adresato žvilgsnį į pasaulį, suteikiant jam gamtos mokslų pradmenis. Nors įvairiuose leidiniuose ši pastanga buvo įgyvendinama skirtingai, galima atkreipti dėmesį į iš tikslių mokslų perimtą impulsą išskirstyti atskirus pasaulio dėmesys į smulkesnes dalis, kiekvieną jų įvertinant pagal aktualumą dabarčiai ir numanomą naudą.
Artėdama prie pabaigos, norėčiau išskirti grupelę knygų, kurios liudija apie tuometinių Lietuvos inteligentų mėginimus savosios kultūros refleksijai pasitelkti kitų valstybių pavyzdžius. Iš jų išskirtinos Kazio Griniaus Šveicarija ir jos kalnai, taip pat Griniaus Kaip valdosi amerikiečiai, Stepono Kairio Kaip japonai gyvena dabar, bei Jurgio Šaulio versta Vladislovo Krakovskio Naujoji Zelandija. Kazio Griniaus Šveicarijai skirta knyga buvo viena pirmųjų Šviesos bendrovės išleistų knygų. Anot Dalios Striogaitės, galima pagrįstai teigti, kad 4-5 metai lietuvių literatūroje buvo kalnų atradimo ir kalnų dvasios kūrybinio įprasminimo laikas. Įsitvirtino kalnų motyvas, radosi neįprastų vaizdų ir nekasdieniškų emocijų, išbandytos naujos raiškos formos. Kadangi leidinys pasirodė 905 metais, komentaras apie jį įtrauktas į Stasio Matulaičio lavinimosi knygynėlį, kur knygos turinys apibūdinamas lakoniškai ir pragmatiškai. Joje aprašyta šveicarų išsivadavimas iš Austrijos jungo bei Šveicarijos politinė santvarka, kuri šiuo metu laikoma geriausia pasaulyje. Ir išties Griniaus knygelėje, svarstant įvairius švietimo, politinio atstovavimo, ūkio klausimus, vedama paralelė tarp Šveicarijos bei Lietuvos istorijos ir ši šalis keliama pavyzdžiui Lietuvai. Primenama, jog mažiukė Šveicarija įsikūrusi tarp stiprių ir didelių valstybių, o ji yra nedaug ką didesnė už Kauno guberniją, tačiau geba pati save valdyti, neklausydama aplinkui esančių galingųjų valstybių. Dėmesys atkreipiamas ir į švietimo sistemą. Mokyklos Šveicarijoje tai net miela yra pažiūrėti kokios. Geriausi kaime namai, tai mokykla. Ne taip kaip pas mus, kur randi, kur mokykla purvina ir pasmirdusią tartum kiaulininkas. Knygos nuostatą galima apibendrinti šiuo į Lietuvos skaitytojus nukreiptų klausimu. Kadagi mūsų plati Lietuva susilauks tokios laisvės ir galybės, kokią turi mažiukė Šveicarija? Kazys Grinius yra parašęs ir Amerikos valdymo sistemai skirtą knygelę Kaip valdosi amerikiečiai. Tačiau galbūt dėl to, kad kitaip nei Šveicarijos atveju išvesti paralelę su Lietuvos gyvenimu buvo sudėtinga, joje daugiausia dėmesio kreipiama į formalius politinės sistemos dalykus, valdžių padalijimo principą, politinės laisvės bei teisės. Per nuotolį žavimasi socialinio bendravimo įpročiais, kad nėra tenai nei bajorų, nei mužiukų, visi jaučiasi esą lygus, joks darbas ten žmogaus nenužemina ir žmogaus niekas per šunį nelaiko. Nepamatysi papročio pučiuoti rankas, stovėti nužemintai be kepurės, pulti po kojų. Tačiau pabaigoje Kazys Grinius visgi pakritikuoja amerikietišką gyvenimo būdą, nes ten klestinti turtinė nelygybė ir, cituoju, viską už pinigą galima nupirkti. Trečiasis šiai kategorijai, nors su išlygomis priskirtinas autorius yra Steponas Kairys, 20 amžiaus pradžioje parašęs net 3 knygas apie Japoniją. Japonija Kairiui buvo pavyzdžių, nes buvo ką tik laimėjusi karą prieš carinę Rusiją. Jo knygos žymi japonologijos pradžią Lietuvoje ir galima pažymėti, jog 2011 metais šios knygelės išverstos į japonų kalbą. Knygoje Kaip japonai gyvena dabar apžvelgiami Japonijos ūkis, prekyba, pramonė bei darbininkų padėtis, o su Lietuva paralelę autorius randa žemėvaldos srityje, sakydamas, jog šiandien Japonijoje, kaip ir pas mus, žemės slysta iš rankų bajorams ir patenka ūkininkams, kurie jie tarp savęs išsidalina. Tekste taip pat akcentuojama karšta japonų meilė tėvynei. Žinoma, knygos autoriaus lietuvio žvilgsnis į japonus akivaizdžiai nuspalvintas europocentrinės laikysenos, kuri iš dalies sudrumšė jo mėginimus skaitytojui perteikti Japonijos privalumus. Anot jo, sulyginus paprastą Japoną su paprastu europiečiu, reikia įsmintiškai žemiau pastatyti. Japonas nemoka tiek aiškiai protauti ir aiškiai savo minčių išdėstyti kaip mūsiški žmonės. Jis ir jaučia silpniau paviršutiniškai kaip vaikas greitai užmiršdamas. Čia galima pridurti, jog nors Kairiui Japonija kėlė tikrai nemažą asmeninį susidomėjimą, minėtas 3 knygas jis parengė remdamasi šaltiniais, nes pats Japonijoje niekad nėra lankęsis. Tad paskutinių tokių užsienio valstybių kaip galimų pavyzdžių tvarkytis Lietuvai paiešką galima laikyti
Jurgio Šaulio išverstą Vladislavo Krakovskio knygą Naujoji Zelandija. Šio leidinio autorius siekia pažinti tokius Europoje tolimus kraštus kaip Naujoji Zelandija, aiškina moderniame pasaulyje atsiradusių komunikacijos lengvumu, kai anksčiau neregėtos vietos - Amerika, Pietų Afrika, Australija - yra lengvai pasiekiamos ir labai priartėjusios, todėl reikia apie jas žinoti. Tai 20-ojo amžiaus pradžioje pastebimų globalizacijos ženklų refleksija. Ir siekdamas skaitytojui padėti lengviau įsivaizduoti šią šalį, į vertimą Šaulys įterpė ir kelis palyginimus su Lietuva. Pavyzdžiui, taigi tame platokame krašte vos tiek viso pro viso te gyvena žmonių, kiek šiandien jų yra maždaug viename mūsų Vilniaus mieste te gyvena. Be istorinių įžvalgų apie Naujosios Zelandijos kaitą nemažai dėmesio knygoje skiriama joje įvykusioms reformoms, žemės mokesčiams, geresniems nei Europoje darbo sąlygoms, moteriams suteiktai balsavimo teisei. Naujoji Zelandija pristatoma kaip sėkmingai besitvarkančios visuomenės pavyzdys, į kurį būtų galima vėlgi lygiuotis. Žinoma, kadangi, kaip jau tikriausiai akivaizdu iš mano pranešimo, pagrindinį dėmesį skyriau skaitymo vadovėlio skyriams, kuriuose rekomenduojama mokslo populiarinimo literatūra. Ir siekiau čia aptarti ją dviem tarpusavyje susijusiais visuomenės bei gamtos mokslų pjūviais. Atskiro dėmesio būtų verti, žinoma, Sofijos Čiurlionienės literatūros kritikai bei Petro Vyžonio sveikatai bei higienai skirti skaitymo vadovėlio skyriai, tačiau jų tyrimui veikiausiai būtų reikalinga ir kitokia analitinė prieiga. Apibendrinant galima pasakyti, jog skaitymo vadovėlis savo auditoriją pasirinkęs kaimo jaunimą jau pirmosiuose skyriuose įveda į besikeičiančią socialinę ir gamtos mokslų panoramą. Dažnas skaitinys tiek paprastesnė, tiek daugiau mokslinė kalba kreipiasi į skaitytojus kaip į būsimus šios kaitos aktyvius dalyvius ir savo misiją laiko jiems suteikti veikimo modernėjančiame pasaulyje priemonių arsenalą. Taigi, truputėlį laiką viršijau, bet tikiuosi dovanosite.